Širdelę savo klausiau, gal ji žodelį pasakys, o ji tuksena ir tuksena. Myliu, 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 mamytę, mielą savo. Užsimerk. Pakelk mamytę, taip? Užsimerk, ar matai mamytę? Prisimink. Prisimink mamytę. Na? Matai? Ar matai? O dabar pradėk sakyti. Skaisčiausioji saulelė, man šviečianti pasaulį, todėl prašysiu Dievą, kad šviestų man kasdieną. Esame Šalčininkų rajone Jašiūnų Aušros vidurinėje mokykloje. Kas labiausiai skaudina jūsų darbe ir kas mokytojo laukia rytoj? Labiausiai skaudina abejingumas. Tai mūsų valdžios, apsimelavusios vyriausybės abejingumas, mūsų vietinių valdininkų abejingumas, būtent lietuviškoms mokykloms, vargana mokytojo buitis, kai negali nusipirkti laikraščio, knygos, kokios nori. Labai skauda matyti klasėje vaikus, kurie tikrai, žinai, ne visada pavalgė, ne visada gali išvažiuoti į ekskursiją. Aš, sakykime, šiemet jau nebegaliu nusivežti vaikų į spektaklį, nebegaliu važiuoti į ekskursijas, kaip anksčiau važinėdavome. Labai sunku šiandien mokytojui. Tačiau vis dėlto dirbame ir dirbsime. Ir man rodos, kad tuos sunkumus nugalėti pirmiausiai turime tie, kurie jau esam pasišventę, rasti jėgų savyje. Tačiau daug mokytojų išvažiuos, daug mokytojų išeis iš mokyklos, aš jaučiu. Ir net nežinau, kas turėtų mums padėti. Visais laikais mokytojų buvo ypač sunku. Ir šiuo sunkiu mūsų valstybėje laikotarpiu mokytojas nėra geresnė padėtyje, negu kad buvo anksčiau. Galbūt jisai dar labiau yra gniuždomas tais materialiniais nepritekliais, su kuriais dabar susiduria mokytojų šeimos. Nes pragyventi, gaunant 200 litų, reikia tikrai sugebėjimo ir sumokėti už butą, ir pamaitinti vaikus, ir padoriai atrodyti klasėje. Na, aišku, čia mokykloje mokytojai dirba ir atvyko ne dėl didelių pinigų, ne dėl garbės, tačiau dauguma, aš manau, ir visi taip mano, kad mokytojai čia dirba vedini pareigos ir jausmų. Nes čia Šalčininkų žemėje mokytojas lietuviškoje mokykloje ypač reikalingas. Tai rodo ir mokyklų mokinių didėjimo rodikliai. Iš tikrųjų, mūsų mokykloje, kaip ir kitose lietuviškose mokyklose, daug yra sunkumų, silpna materialinė bazė, kadrų stoka, be to ir labai sunkus darbas, nes šiuose vietose nėra lietuviškos terpės ir mokiniai atėję į mokyklą ne tik, kad susiduria su sunkumais mokantis, tačiau dar jiems reikia įsisavinti taip nesuprantamą lietuvišką kalbą, nes daugumoje iš mokyklų lietuvių šeimų vaikai sudaro klasėse 1-2 tik tai procentus, o dauguma juk tai yra ne lietuvių vaikai. Ir todėl ir mokiniams sunku ir mokytojui. Šiandien Lietuvoje daug pykčio, pavydo ir netikrumo. Ar atestuojant mokytojus ambicijos ir politiniai įsitikinimai neiškraipo sąžiningos atestacijos? Žinot, galima būtų pasakyti, kad mokytojų užgriuvo rūpesčiai labai dideli, ne tik materialiniai, kaip minėjo direktorius mokytoja, tačiau ir atestacija daug ką
žodžiu, pakenkė mokytojo sveikatai, taip galima būtų pasakyti. Kadangi tikrai buvo įvairių nesklandumų, šiuo metu atestacija jau baigėsi prioritetinė tvarka. Nežinia, kas laukia mokytojų, kurie bus atestuojami ne prioritetinė tvarka. Tačiau visi nesklandumai tikriausiai prasideda pačioje mokykloje. O kiek aš susitikau su mokytojais kvalifikacijos institute, kursuose ir atestacijos komisijų darbe, jie neranda jokių jiems priekaištų. Yra laimingi susitikę su habilituota daktarė Lukšienė, susitikę su, žodžiu, visais vadovais, ypatingai su vadovu Ramanausku, kuris nuolat mokytojams pagelbėjo, jeigu jie tiesiog nepakliuvo į atestatinės komisijas arba jų dokumentai pasimetė, kažkur kažkaip užkliuvo. Žodžiu, jiems pagalba yra suteikiama, bet visa priežastis yra žemesnėse instancijose. Kliūtis yra savose kolektyvuose, savose žemesniuose administracinėse sluoksniuose, kur netikėtai prarandamos charakteristikos, jos nekokybiškai ir negerai parašomos arba praleidžiama, nebūna parašo. Tokie atsitiktinumai visiškai mokytoją išveda iš pusiausvyros ir tai tik tai kenkia jam. Na, pati atestacija ar yra naudinga? Taip, mokytojui labai. Mokytojas sužino daug, prisimena, ką buvo užmiršęs, bet mokiniui tai tikrai sunkiai jį atsiliepia, kadangi mokykloje ne visada yra pakeičiamas mokytojas išvykęs į atestaciją. Mokiniai bėgioja koridoriuose, praleidžia laiką nesimokydami, tai tikriausiai atsilieps jų mokslui, jų žinioms. Tai matyčiau, kad į mokinį neatsižvelgta. Matyt, nelabai esame gerai pasiruošę atestacijai, ką mes jau ir minėjom. Mūsų mokytojų profesinė sąjunga minėjo, kad atestacijai reikia labai kruopščiai pasiruošti. Žinoti, ko pakeis tą mokytoją išėjusi tuo laiku iš mokyklos. O tuo labiau, kad pas mus labai trūksta užsienio kalbos mokytojų. Tai, žodžiu, retoje mokykloje nesugriuvo tvarkaraščiai. Žodžiu, problemų yra vadovams, mokyklų vadovams didelių problemų. Ar atestacija nėra grynas formalumas, kai materialinė bazė visiškai netitinka reikalavimo testuojant mokytojus? Jūs esate teisi. Šiuo metu po kovo 19 konferencijos truputėlį mokytojams, kurie jau gavo vardus, vyresnio metodininko ar eksperto vardus, truputėlį pakėlė vyriausybė atlyginimus. Tačiau vis tiek šito nepakanka, kad mokytojas galėtų normaliai gyventi. Tai yra normaliai pamaitinti savo šeimą, vaikus ir žodžiu dar yra pati opiausia problema, kurią nesprendžia niekas. Tai problema, kad mokytojas turi turėti laisvalaikio, pasiruošti pamokai, todėl kad kol kas apie tai visai nekalbama. Kada mokytojas ruošiasi pamokai, jis taip pat turėtų laiko turėti tai pamokai pasiruošti, o šiam neskiriama laiko nėra, nes jis turi užsidirbti. Ir mes visi, ir aš pati, ir tikriausiai mokytoja patvirtins, kad mes tikrai dirbame papildomai, norėdami išmaitinti savo šeimą ir būti neskolingi valstybei už butą. O atestacija rezultatų kol kas tikrai mažai davė, ta prasme, materialiai mokytojai. Galėtų tikrai valstybė atkreipdėmėsi į tuos mokytojus, kurie tikrai atestavosi ir kurie gavo vardus, kad jie tikrai galėtų pragyventi iš savo atlyginimų. Visi pamename, kai buvo kviečiami mokytojai dirbti Rytų Lietuvoje. Žadėta daug lengvatų ir paramos. Tad kaip gyvenasi mokytojui pažadėtoje žemėje? Na, aš čia atvažiavau prieš 3 metus, apsipratau su problemomis, tačiau niekada nedėjau didelių vilčių į pažadus, nes gyvenime taip dažnai būna, kad pažadai ir lieka pažadais. Ir pats gyvenimas išmoko tikėti ne pažadais, o realia žeme po kojomis. Galbūt lengviau čia atvykusiems idealistams, kurie visgi dar neišnyko nuo mūsų žemės paviršiaus ir dabar šiuo metu Lietuvoje
šiuo laikotarpiu turbūt mokykla, pedagoginis auklėjimas ir laikosi ant šitų žmonių pečių. Pažadėta buvo iš tiesų labai daug. Net man pačiam nepatogu minėti, kaip buvo apgautas mokytojas. Tačiau turėčiau pasakyti, kad taip pat kai kas įdėjo daug darbo ir triūso, kad tas mokytojas būtų apgautas. Paprasta buvo galbūt pakviesti mokytoją, tačiau kai jis pradėjo reikalauti ne atlyginimo, o uždarbio už savo darbą, į jį buvo atsukta nugara ir netgi buvo pasakyta, jei nepatinka, išvažiuokite. Tačiau dalis išvažiavo, dalis liko, dar dalis atvažiuos, dar dalis neišlaikys ir kas paliks po 5 metų. Žiūrėkime į ateitį, pamirškime tas skriaudas, kurias mum padarė tie žmonės prisiviliodami ir praktiškai reikalaudami, kad mes savo jaunystę, o atvažiuoja dauguma jauni mokytojai, kad savo jaunystę atiduotumėm šitam kraštui. Buvo pažadėtos didžiulės statybos, buvo pažadėti kreditai ir dabar daug žadama. Tačiau norėčiau kreiptis į mokytojus visus ir neliaupsinti labai tų žmonių, kurie žada, netgi žada, kad bus po metų, po mėnesio. Būkim idealistai, bet tikėkim realių pagrindų. Kaip jums sekasi bendradarbiauti su švietimo skyrium? Ar padeda jums? Na, ankstesnė nuostata prieš atvykstant į Šalčininkų rajoną buvo tokia, kad aš visgi labai norėjau, kad tie ryšiai būtų labai artimi, tačiau niekam nepaslaptis, kad mūsų gyvenimas labai politizuotas ir kaipgi ten nekalbėtų švietimo skyriuje, švietimo ir kultūros ministerijoje. Visgi mes esam ne tik kad suskirstyti, bet ir padalinti ir mums skirtingai atseikėjama dalis. Taip pat užmerkdami akis prieš didžiulės problemas, švietimo darbuotojai, kai kurie ir mokytojai nepastebi vaikų. Ir labai nedaugelis mokytojų atsiranda, kurie drįsta pasakyti, kad jų mokiniai yra diskriminuojami tautiniu atžvilgiu. Lietuviai mūsų rajone sudaro mažumą. Niekam tai nepaslaptis. Ir mūsų mokykloje tik 6% lietuvių. Tačiau mes mokinių nedaliname pagal tikėjimą, pagal įsitikinimus, pagal tai, kur dirba mokinių tėvai. Ir skaudu, kad gyvenant Lietuvoje niekas nekalba apie vieną didelę tiesą. Apie tai, kad lietuviai čia yra nacionalinė mažuma, kuri turi teisę naudotis nacionalinių mažumų, tarkim taip, lengvata. Ir kad mokytojas galėtų nueiti į bažnyčią, išpažinti lietuvių kalbą, savo tikėjimą, kad jis galėtų nueiti į filmą, kuriame bus kalbama valstybinė kalba. Tai yra neįmanoma. Ir šitą jaučia tie žmonės, kurie trukdo gyventi žmonėms, kurie nori kalbėti savo kalbą, kurie turi savo istoriją, turi savo įsitikinimus
yra labai tvirti, tačiau dėl įstatymų neveiklumo jie yra pasmerkti mutuoti. Dar aš kalbu lietuviškai, tačiau mano vaikai, kurie lakstys kieme, jie lietuviškai nekalbės su draugais ir tai bus tas procesas, kurio klaidas, kurio pasiekmes, jeigu bus įmanoma, teks taisyti man jau nebe kaip mokytojui, o kaip tėvui. Jūsų komitetas be abejo žinojo, kad ministerija kultūros skiriama į dvi. Ar pritarė šiam sumanimui ir kokios perspektyvos šito? Taip, aš pritariu tam sumanimui, kad iš tikrųjų švietimas yra labai didelė dalis mūsų intelektualinio gyvenimo, o mes kaip Europinė valstybė, pas mus turi būti aukšto lygio intelektualinis gyvenimas. Ir tas kaip tik yra bruožas, kad mes civilizuota šalis. Tai ir švietimo ministerijos atskirimas nuo kultūros ministerijos, man atrodo, yra į naudą. Kita problema yra, kad kai kas galvoja, kad čia yra švietimo reforma. Čia nėra švietimo reforma. Švietimo reforma tai yra švietimo turinio reforma. Nu, ten vadovėlių, tenai nacionalinės pobūdis, ten tautinė mokykla ir taip toliau, bet dabar eina reforma valdymo švietimo. Tai čia nėra toks ypatingas dalykas. Valdymas nėra pats dar švietimas. Tai aš tam valdymo reformai, aš tai pritariu, kad švietimas turi koncentruotis vienose rankose. Faktiškai taip ir egzistuoja dabar. Tos praktiškai kaip buvo dvi ministerijos, taip viduje ministerija irgi dvi ministerijos. Kita problema yra dėl mokslo paskirimo prie švietimo ministerijos. Aišku, kad mokslo, tai yra iš studijos, tai yra universitetai, mokslinės įstaigos, turėtų būti arčiau švietimo bendros sistemos. Ir čia gal neblogai, kad mokslo reiškia valdymas yra priartinimas prie švietimą. Bet mokslas ir studijos turi labai ypatingų savo problemų, kurie labai skiriasi nuo tų bendrų mokyklų, gimnazijų, reiškia, problemas. Ir todėl, reiškia, jungimas dabar mokslo kartu su švietimu turi ir pliusų, ir minusų. Ar neįneš dar didesnės suirutės mokyklų darbe reforma ministerijoje? Aš manau, kad ne. Čia, suprantate, kad čia suirutės daug kas, kuris troška gal valdžios ir šitą, jie galvoja, kad jeigu jos pakeisti, kad jo bus suirutė visur. Tai čia nėra taip. Vis tik mokyklos gyvena vadovėlis, gyvena savo irgi vidinį gyvenimą. Daug maž randama gan laisvų tokių formų ir įvairių formų pačio švietimo sistemai. Tai aš nemanau, kad tos
bendras reguliavimas, bendras valdymas ministerijų, kad jis žlugdys tą mokyklų darbą arba švietimą Lietuvoje. Bet iš mūsų bendros praktikos dažnai žinom, kad reforma ministerijose, viršūnėse dažnai netneša jokio geresnio rezultato žemiau. Būna taip, čia labai priklauso nuo to, kas pasinaudos tą reformą. Bet nuėmimas kultūros ministerijos krūvio, nuo kultūros įstaigų visos tos problemos, nuo švietimo valdymo, tai man tas tik pagerins švietimo lygį. Tai mūsų mokytojų sąjungos narė, ponia Rasa Paulavičienė, kuri jau išleidusi monografiją apie Marceliną Šikšnį ir mokytojų greitai išpirkta ir rengė knygą apie 20 amžiaus mokytoją, ne tik apie mūsų mokytojų sąjungos istoriją, bet apie visas mokytojų organizacijas ir apskritai apie 20 amžiaus mokytoją. Prašau, ponia Rasa. Knyga dėl to rašoma, kad man atrodo patys mokytojai nedaug težino, kokia buvo mokykla, koks buvo mokytojas kažkada, kai gimė lietuviška mokykla. Todėl ir gimė šita mintis surinkti medžiagą ir parodyti, kaip mokytojai būrėsi dar caro priespaudos metais, kaip aš sakau, į chorą, kad garsiau skambėtų, kad toliau girdėtų. Na ir turinys. Šviesa, tiesa ir mokytojas. Tai jau ir yra pasakantis, apie ką bus kalba. Viską stengiuosi pagrysti dokumentais, autentiškais pasakojimais, savais prisiminimais, nes visada buvau ta mažutė smulki pelytė, į kurią niekas nekreipdavo dėmesio ir visi užmiršo, kad ji turi ausis ir akis. Ir mūsų sąjunga kelia reikalavimus ne tik tai vyriausybei, esančiai ir ateinančiam valdžiam, bet ir pačiam mokytojui, nes visuomenė vis tik priklauso nuo motinos ir nuo mokytojo. Tad ir knygos pavadinimas turbūt vykusiai ponios Paulavičienės parinktas. Net apie mokytojo priesaiką kalbame ir garbės teismus, nes šiuo metu, kada teisinė sistema neveikia, turbūt reikėtų ir apie tai pagalvoti, ypač mokytojams. Papasakokite trumpai apie šios sąjungos veiklą. Yra dvi mokytojų profesinės sąjungos. Viena dalinai tęsianti senesnės tradicijas, mūsų yra atkurta 1905 metais veikusios mokytojų sąjungos pagrindų. Švietimo įstatymė parašyta ugdyti pilietį. Deja, pilietį gali išugdyti tik pilietis, o mokytoją norima depilietizuoti tol, kol mokytojas nežinos valstybės reikalų, tol iš jo tyčiosis, kaip dabar tyčiojamasi, aiškinama, kad nėra iš ko mokėti, nors švietimas, mokslas, kultūra tautos pamatas yra. Ir antra, mes nereikalaujame vien mokytoją problemą spręsti, o kompleksiškai švietimo, mokslo, kultūros darbuotoją, nes ir bibliotekininkui vienodai reikia, ir žurnalistui, ir mokytojui, ir mokslininkui, kad nesukiršinti inteligentijos tarpusavyje. Tad, kadangi reikalavimus keliam ir savo nariams, kol kas populiarumas tik pradeda mūsų augti. Ponas Romualdas Ozolas niekad nebuvo abejingas rytų Lietuvos švietimo problemams. Tad sakykite, ką jūs matote opiausia ir kas taisytina? Dabar visų pirma reikia gerai susiorientuoti įvykiuose. Po to, kai bus pasirašyta sutartis su Lenkija, be jokios abejonės prasidės naujas lenkiškumo ir lenkiškojo nacionalizmo eskalavimo etapas. Lietuviai rytų Lietuvoje visada jautėsi nejaukiai, jie visada buvo spaudžiami ir ujami. Jie turi pagaliau pasijusti čia namuose. Lenkai save vadina žmonės. Turėtų galų gale suvokti, kad jie gyvena Lietuvos valstybėje, yra Lietuvos piliečiai. Arba priešingai, jeigu jie tokie nėra, tai jie turi tą labai aiškiai pasakyti. Ir gyventi taip, kaip dera tautiniai mažumai.
Lietuva niekada nedarė kokių nors priešiškų žingsnių kitų joje gyvenančių tautybių atžvilgių. Nedarys ir dabar, bet jokių nuolaidų arba ar daugiau nepagrįstų reikalavimų, kaip kad dabar yra bandoma kelti, taip pat neleis. Pats pagrindinis klausimas yra švietimo klausimas. Užtikrinti lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos perėmimo šiame krašte galimybės visiems ir kiekvienam, ar jis būtų lietuvis, ar jis būtų lenkas, totorius, rusas ar gudas, yra mūsų priedermė, kolei kas kraštas gyvena separatistiniam nuotaikom. Ir ne iš kokio politinio įsitikinimo ar gero problemų žinojimo, tačiau būtent iš nežinojimo, būtent iš užsibuvimo tame nejudrume ir tame pasitenkinime būti neveikliu, kuris tikrai turės būti išguitas ir iš šito krašto, ir iš visos Lietuvos. Tai nuostata į tai, kad turi kažkas pasirūpinti, yra turbūt pati baisiausia nuostata, kuri dar totališkai čia viešpatauja. Ir užtat tiek daug pretenzijų, kad štai mes esam lenkai, lenkų mažuma ir niekas mumis nepasirūpina. Galbūt pasirūpins Lenkija. Kiek klaidinga yra šita nuostata, kiek jinai neperspektyvi, man atrodo, turėtų parodyti ir atitinkamos Lenkijos organizacijos, pati Lenkija. O kartu ir neugdyti tokių iliuzijų, iliuzorinių siekių, kaip, kad sakysim, Lenkų universiteto steigimas. Jeigu šitokiomis programomis norima eskaluoti įtampą ir konfliktinę situaciją, žinoma, šito galima pasiekti, bet aš netikiu, kad toks būtų čia gyvenančių Lenkų tautybės žmonių siekis. Jau turbūt tikrai galėtų jie suprasti, kad ir paramos nelabai sulauks Lenkijoje. Ir kuo greičiau mes surasim bendro buvimo ir bendro veikimo, bendro gyvenimo programas, to bus geriau. Mes suorganizavom Seime deputatų grupę etninių klausimų kontroliai. Kokie tai klausimai? Tai pagal kaimininių šalių susitarimus padaryti iškylantis visokie klausimai. Tarkime, pagal Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Lietuvos, Rusijos ir Lietuvos, kiek tai liečia Karaliaučiaus sritį. Bandysime atsakyti labai greitai, operatyviai į visus lietuvių už Lietuvos sienų ir tautinių mažumų gyvenančių Lietuvoje gyvenimo klausimus, taip kaip gali Seimo nariai, pateikdami vyriausybei projektus, priminimus, paklausimus, o esant reikalui ir negailestingiausią kritiką. Mūsų mokytojų sąjunga todėl Eišiškėse ir organizavo konferenciją prieš porą savaičių, nes vis tik tai ir turi tapti ir mokyklos kultūros centrais. Eišiškių, sakykime, mokyklos kultūros centro būsimos statybos klausimas uždelstas, ko gero ir tyčiniai. Ir dar trumpai norėčiau bendrom problemom švietimo. Kaip minėjau, mokytoją norima depilietizuoti, o ne depolitizuoti. O mokytojas nėra tokio klausimo, kurio neturėtų žinot. Sakykime, vyrų problema mokykloje. Atlyginimai maži, vyrai bėga iš mokyklų, bet su tuo susiję yra kitos problemos. Nėra pusiausvyros. Reiškia, daugelį pasaulio šalių 50% vyrų mokyklose berniukui nėra pavyzdžio, nusikalstamumas auga. Sakykime, apie 10 000 mokinių nelanko, manoma, kad apie 10 000 mokinių nelanko, privalomo amžiaus nelanko mokyklos. Tai dalis iš jų tai būsimi nusižengėliai arba nusikaltėliai.
reiškia, vyrai galbūt padėtų sudrausminti. Antra, sakykime, mokytojai turi rūpėti netgi toks klausimas. Tie vadinami reketininkai, mafiozininkai, tai taip pat yra motinų sūnus ir mokytojų mokiniai. Vieni kitus įsišaudo, įsinaikina. Ar ne tokiu būdu tai yra fiziškai stipriausi vyrai? Ar ne tokiu būdu naikinamas Lietuvos vyras? Tėvas būsimas. Iš kitos pusės mergaitės jau vežamos į užsienį prisidengiant šokiais ir kitom, o jos ten galbūt paliekamos kitiem nešvariem darbam ir tuo būdu naikinama Lietuvos motina. Reiškia, nėra problemos, kuri mokytojai nerūpėtų. Ir nusikalstamumo klausimas, sakykime, vaikai reketuoja užsieniečius, tai yra Lietuvos gėda. Aš jau kartą ir Seime kalbėjau ir kreipiausi į ministerijas, tai yra valstybės gėda. Reiškia, nėra valstybinės politikos švietimo klausimų. Reiškia, kaip išsaugoti tautą, galų gale tai yra pavojus, grėsmė valstybingumui.